yra pi. Tai yra skaičius, rodantis, kiek kartų apskritimo perimetras yra didesnis už jos skersmenį. Na, užtenka nuobodžių pasakymų. Imkite popkorną ir gėrimus, nes mes keliaujame vizualiai matyti istoriją. Mes esame senovės Egipte. Paklauskime, kokia yra pi reikšmė. Akivaizdu, kad pi yra 3,605. Juk kiekvienas žino, pi yra lygus 3,125. Labai lengvas klausimas, juk pi yra 3. Taigi dabar jūs suprantate, kad senovėje žmonės negalėjo tiksliai nustatyti skaičiaus pi. 1897 metais JAV net norėjo sudaryti įstatymą, kuriame buvo sakoma, kad pi yra lygus 3,2. O dabar žmonės nustatė net 31,4 milijardo skaičių po kablelio.